Marto Tankievičiaus socialinio tinklo Instagram paskyroje galime rasti labai įdomių komentarų. Kas yra Andrew Tate, žinome visi, bet kas yra naujasis Martas, kuo jis skiriasi nuo senojo ir kaip visa ši žmogaus transformacija patapo vieno populiariausių lietuviškų podcastų atskirų segmentu, tuo aš jums ir papasakosiu. Girdite, tas Martas kažkoks cringe'as pasidarė dabar, ne? Jis dabar pradėjo kelt video. Vaikai rūko veipus? Tau žinai, kas čia per šūdas? Savo YouTube karjerą Martas pradėjo dar 2020 m. lapkričio pabaigoje. Paprasti, nuoširdūs ir ypatingai gerų montažų pasižymintys vaizdo įrašai lengvai rado kelią į žiūrovų širdis, o vos per kelis mėnesius pasiekta 10 000 prenumeratorių riba leido Martui Tankievičiui tapti vienu sparčiausiai augančių jaunųjų YouTube kūrėjų Lietuvoje. Žodį jaunųjų vartoju vertindamas ir savo perspektyvos. Todėl visi jaunesni nei 20 metų žiūrovai atsiminkit tik vieną. Mano kanalas, mano taisyklės. Viena ryškiausių savybių, leidusių Martui taip sparčiai iškilti, yra noras eksperimentuoti ir nebijojimas daryti klaidų. Pripažinkim, šiais drąsių anoniminių komentatorių laikais, kai kiekvienas turi savo nuomonę ir viską išmano geriausiai, ne kiekvienas galėtume viešai dalinti savo klaidomis, o juolab mokėti iš jų pasijuokti. Ko pasekoje, pamatyti Martą bandant sukurti savo pirmąjį verslą ar išmokti driftinti neturint visiškai tam žinių, suteikė žiūrovams motyvacijos patiems siekti ir išbandyti save naujose srityse. O dabar atėjo laikas prisipažinti ir man. Kiekvieną kartą besiruošdamas vaizdo įrašui, visiškai nesvarbu ar kalbėsiu apie Andrew Tate ar apie Rimkenzo, stengiuosi išnagrinėti kuo daugiau esamos medžiagos internete. Tai buvo ir šį kartą. Peržiūrėjus senuosius Marto vaizdo įrašus, turiu pripažinti, kad tie kažką savyje turi. Nežinau ką, bet po jų atsiranda papildomos motyvacijos kažką kurti ir bandyti pačiam. Ne veltui per 2 metus jam pavyko pasiekti net 80 000 prenumeratorių. Asmeniškai aš nepamenu Lietuvoje, kad būtų nutikę kažkas panašaus, bet jeigu jūsų atmintis geresnė ir prisimenate kitų panašų tempą turėjusių kūrėjų, būtinai parašykit komentaruose, būtų įdomu juos prisiminti. Na bet dabar grįžkime atgal į praeitį, kai tie 80 000 dar nebuvo ranka pasiekiami. Vis dėlto, tai tikrai nereiškia, kad Marto kanalas nesipūtė nenormaliais skaičiais, o neeilinę sėkmę pažymi ir kvietimas nusifilmuoti skečuose su Mantu Stonkum. Ką čia darai? Būk geras dabar. Ne fokusė. Koks fokusas? Nu va čia. Aš vieną fokusą tik žinau, Ford Focus. Pripažinkim, tai nėra tiesiog eilinis įvykis jaunojo kūrėjo gyvenime. Prie viso šito dar pridėkime mining rigų projektą, elektroninių parduotuvių kūrimą, drifto pamokas ir nuosavo automobilio pirkimą. Ir gausime labai daug įdomaus turinio. Palauk. Tai tu man nori pasakyti, kad jis investavo virš 2000 eurų į mining rigų kūrimą, virš 7000 eurų į nuosavo automobilio pirkimą, nusipirko Winterbeaterį prie to ir dar turėjo pinigų investuoti į savo elektroninės parduotuvės? Na taip, tik pamiršau paminėti, kad dar ir butą nusipirko. Ai, gerai, gal tu nebesvai, tikrai bus tėvelių pinigai. Narbo Landsbergių klanas, kito paaiškinimo nėra. Sako, vaikas pats nusipirko butą. Taip, jūs išgirdo teisingai. Martas Tankievičius nusipirko savo butą. Na taip, gal ir su paskola, bet tai nei kiek nesumenkina šio įspūdingo pasiekimo tokio jauno amžiaus žmogui. Ir čia galime dėti tą simbolinį tašką, kuris užbaigia senojo Marto erą ir atverčia puslapį naujojo, cringinio, narcisistinio, veiksmus į žodžius iškeitusio naujojo Marto erą. Na bent jau remintis komentatorių nuomonę. Anksčiau žmonės tave mėgo, nes per kūrybą sugebėdavai pateikti savo hobius, asmenybę, tikslus ir jų siekimą. Tačiau dabar tapai pigia Andrew Tate versija. Tu daug kalbi, tačiau žodžiuose nematome rezultatų. Linkiu pereiti aš kietas fazę. Beveik 200 like paspaudimų rodo, kad pritarančių šiai minčiai netrūksta. Bet dabar pažiūrėkime, kiek šiuose sekėjų žodžiuose yra tiesos, o kiek tiesiog emocijos. Nors YouTube platformoje po užbaigto buto projekto laukia beveik pusės metų pertrauka, bet kitame socialinėme tinkle Instagram Martas nesnaudė. Sportas, produktyvumo pamokos, motyvacija ir įsitraukimas į aktualias jaunimo problemas. Dabar žiūrėsim Šreką. Bet prieš žiūrint Šreką aš biškai noriu pakomentuoti, nes per tą rūtą... Beje, pastarosios ir pagimdė mano jau anksčiau minėtą segmentą Koks skirtumas podcast'e. Kas per šūdas? Kodėl būna bomžai? Kodėl jie neturi namų?
Nu. Kodėl? Man galvo neišneša, jau ir taip jie vasarą... Prezidentė, nupirk namus jiem. Prezidentė, sustabdyk lietroškinį, davai. Akivaizdu, kad Martas ėmė keistis ir tas pokytis pagimdė pirmąją klaidą, kurią puikiai apibūdina Dominikas Klajumas. Vat ko noriu, tai paklausyčiau vako, kuris ką tik Šreką žiūrėjo. Vyresnioji auditorijos dalis ganėtinai skeptiškai žiūri į tokius jaunojo žmogaus pamokymus. Nors ir ankstyvoje savo kūrybos stadijoje Martas susėmė žmonių motyvavimu, bet tai buvo labiau relatable dalykai, tokie kaip mano minėtas mining rigas ar drifto pamokos, bet vėliau besikeičiant ir formuojantis naujai Marto asmenybei, keitėsi ir jo atliekami projektai, kurie tapo sudėtingesni ir sunkiau įkandami didžiai auditorijos daliai. Žinoma, tokį požiūrį turėjo vyresnioji auditorijos dalis, na o jaunieji žiūrovai į visą šitą motyvaciją sureagavo labai paprastai. Kada naujas video? Martai, kada naujas video? Martai, naujas video. Kada naujas video? Kur video? Kur naujas video? Sekanti klaida, kuri dar labiau privertė nusisukti Marto sekėjus, pažadų nesilaikymas. Pavyzdžiui, 2024 metų pradžioje išleistame vaizdo įraše Martas paskelbė didžiulę ir daugelį nudžiuginusią žinią. Aš grįžtu. Tai va, Martas Stankevičius, a new changed man, grįžta į YouTube. Kaip? I don't fucking know. Bet tas grįžimas truko šiek tiek daugiau nei mėnesį laiko. Na arba lygiai 6 vaizdo įrašus. Čia jeigu skaičiuosime sukurtą filmą ir to paties filmo trailerį. Palauk ką, aš jums nieko neminėjau apie filmą? Tai yra didžiausias Marto internetinės karjeros kūrinys. Filmas Akių fotografija, kuris pats iš savęs jau atsako į klausimą, kur mūsų įrašo herojus buvo dingęs tuos pusę metų. Asmeniškai man tai labiau primena tiesiog ilgą vaizdo įrašą. Bet Marto filmavimo ir montavimo dėka ta 1,5 valandos praskriejo tiesiog žaibiškai ir pilnai atskleidė visą istoriją, nuo idėjos gimimo iki jos įgyvendinimo. Nors tolimoje ateityje tai galėtų būti puikiai sėkmingo verslininko biografinio filmo pradžia, bet šiandien mes kalbame apie YouTube ir Marto kelią šioje sferoje. O šioje platformoje po grįžimo ir įkeltų mano jau minėtų 6 vaizdo įrašų tyla. Bet šį kartą tiek ilgai laukti nereikėjo. Po 3 mėnesių laiko Marto Stankevičiaus kanale pasirodo naujas vaizdo įrašas pavadinimu I'm Back. Ir kur man tai girdėta? Noriu pranešti, kad grįžtum į YouTube pagaliau kurti turinį tokį, kokį dar Lietuvai neteko matyti. Ir jis nebus tik entertaining, jis bus toks, kurio iš kažko galėsite išmokti. Dar daugiau hype, dar daugiau pažadų ir dar aukščiau užkelta kartelė. Bet pirmąjį kartą neištesėtas pažadas grįžti jau buvo nuvylęs Marto prenumeratorius, kurie į šį naują pareiškimą sureagavo ganėtinai kandžiai. Tavo Aš Back kaip savo paskutiniai koncertai. Nu pažiūrėsim kaip I'm Back. Nespėsiu sugrįžti ir vėl pradingsi. Tu jau pasijauti labai didelę žvaigždę. Liūdnas veidelis. Vis dėlto, šį kartą Martas tikrai nemelavo. Jis sugrįžo ir reguliariai kuria turinį iki pat dabar. Bet kad ir kaip bebūtų gaila, tenka pripažinti, jo kažkas yra ne taip. Ir tai puikiai iliustruoja ne tik sumažėjęs peržiūrų skaičius, bet ir lėtas prenumeratorių augimas. Metų pradžioje, išsikėlęs tikslą pasiekti 100 000 prenumeratorių, Martas nepasiekė net pusę reikalingo prieaugio. Ir nors tie papildomi 6 000 žiūrovų būtų kosminis pasiekimas tokiam kanalui kaip mano, bet atsukus laiką porą metų atgal ir prisiminus, kokiais neįtikėtinais kiekiais tuomet augo prenumeratoriai, darosi aišku, kad naujasis Martas neturi tos stebuklingos auros, kurią turėjo senasis. Tenka pripažinti, kad įvyko natūralus dalykas – branda. Su laiku visi augame ir keičiamės, na bent jau taip turėtų būti. Ir visiškai natūralu, jo gyvenime atsiradus naujiems prioritetams, atitinkamai mažėja laikas ir senosioms veikloms. Martas jau įrodė, kad sutelkęs visą savo dėmesį į YouTube, jis gali pasiekti labai didžiulių rezultatų. Todėl leiskime daryti jam tai, kas jam patinka, ir kas ten žino, galbūt ateityje turėsime sėkmingą verslininką Lietuvoje, o gal net ir pasaulyje, kodėlgi ne? Užaugęs aš net nemanau, kad aš pasakyčiau, kad noriu būti kažkokiu, nežinau, ar vyrėju ar panašiai. Aš toliau noriu sekti savo širdį ir eiti to savo keliu. Ar tai būtų YouTube'as, ar tai būtų video kūryba, su dronų filmavimas. Aš nežinau, kaip viskas po 5 metų pasikeis, bet aš noriu daryti tai, kas man patinka ir tai, kas mane padaro happy. Na o dabar norėčiau padėkoti visiems už jūsų skirtą laiką peržiūrėti šį vaizdo įrašą. Man asmeniškai buvo įdomu prisiminti visą Marto kelionę, todėl būtų smagu,
Jei komentaruose pasidalintumėte savo nuomonę apie jo transformaciją, taip pat nepamirštumėte paspausti tokio didelio raudono mygtuko, šiaip nežinau raudono, bet nepamirštumėte paspausti didelio mygtuko su žodžiu prenumeruoti. Na o dabar, kaip ir visada, iki. Mažai kas stebina, kai šitiek jau prabėgė vasarų, o tie, kur matomi visų, gerai, kad jų nepastebiu. Per pigus triukai, uždėmesi to laikų rūkiam, užteks 100 neštukiam, po miestą ratų sukiam.